Sveiki, tamstas. Turim 3 siuntas šiandien nemažas. Iš tos pačios mylimiausios Kinijos. Aha, 4 lemputės turbūt bus, aš taip įtariu. Taip supakuota gražiai. Brolis paprašė užsakyti, taigi prisakiau visokių. Kol kas testai, sakyčiau, visai neblogi yra. Rezultatai, tiksliau. Vietoj 10 deklaruotų būdavo po 8-9, taigi sakyčiau visai neblogai. O čia yra štai tokios lemputės, dėja atsukti lengvai negaliu. Bandysim taip. Nu ką, griebiam savo testavimo įrangą. Nu ką, testui pasiruošę. Statom lemputę. Dedam super duper mūsų testerį. Nu ką, ir žiūrim, ką turim. Opa. Šviečia pakankamai ryškiai. Čia turim 7,2 vato. Nu, 30% mažiau negu žadėta. Nu ką, žiūrim toliau. Ar čia tik tai viena papuolė tokia, ar visos? Kita taip pat 7,4. Mažoka. Turbūt reikės jau atidarinėti disputą. Pažiūrėsim, ką pasakys pardavėjas. Taip, trečia lemputė turim 7,3, tas pats. Ir trečia lemputė, šis va, 6,3. Ketvirta tai yra lemputė, paskutinė. Žodžiu, slabnai, sakyčiau, šiek tiek trūksta. Taigi, bandysim atidarinėti disputą. Taip, nu va, važiuojam toliau. O kokie čia pas mus vežliukai atkeliavo. Maudinių vežliukai. Va taip, va, prisisuka ir tabaluoja. Taip sunkiai jums čia sekasi. Žodžiu, čia į vandenį reikia merkti. Ir jie turėtų prisukti pakankamai prikoliniai plaukioti. Va tokie 3 spalvoti, gražus vežliokai. Va taip va. Pasižiūrim, ar veikia. Kaip ir veikia. Gal dar. Veikia. Super. Tokie mini vežliukai. Atrodo smagiai. Vaikams žaisti vonioj super. Taip, ir dar vienas daiktas. Parašyta Charger. Kas per Charger, net nežinau. Pakankamai masyvus daiktas. O turim mes čia pakrovėjas universalus. Įkroviklis, taip turbūt lietuviškai teisingai. Taip, nežinau, gal iš 5 karto jis man atėjo. Iš tikrųjų, parėjo vieną kompo kroviklis, tai nutariau užsisakyti ir pagalvojau, kokią velnę pirkti tam kompui tik tai pritaikytą, jeigu galima va tokį universalų nusipirkti. Va, kaip matote, jisai nuo 12 iki 24 voltų duoda. O tiek va. Super. Ir galingumas jo yra... Taip, outputas 4,5 ampero maksimaliai. Na, nėra labai didelis. Bet, anyway, didžiai daliai kompų užteks. Pas mane jau didelis labai laptopas, tai 7 amperus prašo, tai manau, kad tam netiks. Bet standartiniam laptopui, manau, bus per akis tokio. Taigi, jeigu galvojat pasikeisti, galim įsijungti, pasižiūrėti pirminį tokį testą. Nu va, lemputės užsidega, junginėjasi viskas, voltažas. Jeigu įdomu, tokie angaliai yra iš tikrųjų pakankamai jų daug.
standartiniam laptopam, manau, sueis, o bet kokiu atveju galima nusipirkti atskirai kiekvienam laptopui tokius antgalius ir prisitaikyti savo. Vat toksai galas yra. Tai va, realiai, jeigu įdomu, ar veikia ar neveikia ir planuojat pirkti, galite parašyti komentus. Jau būsiu tikrai ištestavęs ir parašysiu rezultatus. Be abejo, jeigu neveiks kažkas, tai paupdeitinsiu video arba į Facebooką įdėsiu būtinai info, kad kažkas neveikia. Tai va, tokie daikčiukai pas mus šiandien. Dar bus daug jų visokių, taigi subscribinkit kanalą ir iki greito!